Bendrajam pagalbos centrui pranešta apie sostinės senamiestį užsiliepsnojusį pastatą. Jame įkalintas žmogus. Ugniagesiai išdaužę langus patenka į vidų. Tačiau apsauginės grotos trukdo išvaduoti ugnyje įkalintą gyventoją. Pagaliau vyras ištraukiamas iš paties pragaro. Klausykit, ponai, padėkit, nežinau. Aš vos neužlipšau, įsivaizduoti. O tai jūs, ponas, čia gyvenat? Nu taip, aš gyvenu, klausykit. Bet šiandien apsiklausykit. O tai ką jūs čia veikit viduje? Aš gyvenau čia, įsivaizduoti. Gyvenat? Tai jūs neturit namų? Nu, Tai kaip čia dabar taip įlindot į tokią vietą gyvenat? aš seniai 2 metai kaip čia gyvenu, įsivaizduoti. Išbalęs vyras teigia, kad jis pats uždegė savo laikinus namus. Nuo ko užsidegė? Nu, nuo rūkimo, nuo ko. Rūkėt pats? Nu, Lovoj rūkėt? nu. Ir vos neuždusot? Negul gesinau, negu blogam, aš nežinau, jam tai verčia, aš negul man bloga labai galiniškai. Nuo cigaretės užsidegus lovai vyras dar bandė užgesinti gaisrą rankomis. Gesinau gaisrą niekam, negu užgesinti, įsivaizduoti. O tai kaip jūs gesinot? Aš tai patiškam klojau matrasą, žemai ruošiaus gyventi. 3 kaldras užklau visiems dega ir dega. Gyvų nuodėgulių tapęs vyras pripažįsta, jog jei būtų nors šiek tiek daugiau išgėręs, tai jau būtų paskutinis balius. Jeigu aš negeras, tai aš naktim neužmiegu, įsivaizduoti. Aš iš proto galiu šiai įsivaizduoti. Man būtinai reikia išgerti, nu, tada užmiegu. Ne. Tik dabar šiandien galėjot iš vis sudegti vien per gerimą, galėjau. o nesaugot savo gyvybės. Man nuspėti, nes buvo toks man gyvenas, suprantate. Kur aš dabar gyvensiu? Šią naktį žmogus praleis ligoninėje, o kas toliau? Artėja žiema. Kitoje laidoje matysime.